oranžinis ir vėl pamynė viltis ir lūkesčius visų. Oranžinio tamsioj gadynėj gyventi mums labai baugu. Tvarumas dingo. Įtrauklumas. Ir įvairovę rasti sunku. O jeigu pinigai dar biržoja. Krenta ir SPY ir QQQ. Taigi, sveiki gerbėmieji ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs eilinėme 61-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Buvote perspėti. Ir tikriausiai suprasite, apie ką šiandien kalbėsime. Vėlgi apie oranžinį ir oranžinę apokalipsę. Ir kaip ir, bent jau šios laidos žiūrovai turbūt galėjo laukti, o kitiems gal atėjo dar ir truputį netikėtai, bet oranžinis vėl įvykdė savo pažadą ir baiginėja su globalizacija. Ir grįžta prie labai protekcionistinės prekybos politikos. Apie viską pakalbėsime, įskaitant ir rinkų supurtimus ir šitą Armagedoną, kuris kai kam vėlgi atėjo kažkokiu tai būdu netikėtai, nors aš nesuprantu, kodėl kažkas galėjo dar to netikėti, nes apie tai buvo kalbama vienareikšmiškai, kategoriškai iš šitos JAF administracijos pusės, iš paties oranžinio, iš visų jo administracijos pareigūnų, kad bus, kad nesvarbu per skausmą, per kraujus, bet bus. Tai šito turėjote tikėtis ir tie, kas netikėjote, nesitikėjote, kad galvojate, kad oranžinis blefuoja, tai gavote įsitikinti, kad ne. Bet aišku, kaip visada, šita laida nėra tam, kad konstatuotų vien kažkokius tai nūdienos įvykius. Šita laida kažkiek stengiasi duoti visiems ir istorinio konteksto ir paieškoti ir istorinių paralelių. Ir aišku, galima čia su tokiais dalykais kaip globalizacijos pabaiga, galima tų istorinių paralelių išvesti labai daug ir žinoma, visi, kas esate domėjęsi istoriją, žino, kad civilizacijos ir globalizacija, prekybos tinklų formavimasis ir žlugimas, tai yra irgi nuolatinis procesas ir yra buvę žmonijos istorijoje periodų, kai sugriūdavo visiškai globalizuotas pasaulis, tų dienų mastais. Ir čia galima netgi nueiti iki 12 amžiaus kažkur prieš Kristų. Nors, tarp kitko, vienas toksai off-topic pastebėjimas šiais laikais, visi dabar progresyviai jau bando ir nevartoti tos pačios denotacijos prieš Kristų. Yra toksai prieš mūsų erą bandoma pakeisti kažkuo, nes, suprantate, nekorektiška, bet aš, kaip žinote, žmogus senamadiškas, aš vartosiu prieš Kristų. Tai buvo pirmas plačiai istoriškai žinomas vėlyvojo bronzos amžiaus civilizacijų žlugimas, kai žlugo arba buvo smarkiai sukrėstos daugybė pagrindinių to meto civilizacijų, nuo senovės Egipto iki Hetitų, iki tuometinių graikų valstybių ir panašiai. Ir sugriuvo pakankamai globalizuoti prekybos tinklai ir globalizuotas vėlyvojo bronzos amžiaus periodo pasaulis. Paskui buvo vėlgi istorija, jau šito niekam kartot nereikia, didžiulis deglobalizacijos procesas, kai žlugo Vakarų Romos imperija. Bet čia, žinoma, labai seni laikai ir čia šitų paralelių daug išvest negalima. Todėl mes kaip istorinį kažkokį tai palyginimą pabandykime labiau pasižiūrėti į mums jau žinomus laikus, o būtent į tą vadinamą pirmąją globalizaciją. Yra toksai periodas, kuris yra laikomas nuo 19 amžiaus pabaigos iki pirmojo pasaulinio karo. Tai yra periodas žinomas kaip pirmoji globalizacija, kuomet pasaulis iš tikrųjų labai smarkiai globalizavosi
Ir tuomet atrodė irgi tai visiškai negrįžtamas, nesustabdomas procesas, kuris tik tai sparties ir jokių kitų krypčių nėra ir negali būti. Ir po pirmojo pasaulinio karo jis visiškai sugriuvo. Na, ar prieisime prie to. Ir kas jie sąlygojo, nu tai visada, kaip taip ir būna, tokiais atvejais, tai žinoma technologinis progresas, tai žinoma visa ten pramoninė revoliucija, garlaiviai ir visa kita, kurie jau nuo 19 amžiaus pradžios išplito visur. Bet dar vienas dalykas, aišku, buvo aukso standartas, kai dar 19 amžiaus pradžioje 1816 metais Britų imperija perėjo prie aukso standarto ir tas pavertė Britų svarą pagrindinę pasaulio valiutą ir tas žymiai smarkiai prisidėjo prie prekybos augimo ir yra paskaičiuota, kad nuo 1500 iki kažkur 1820 pasaulio prekyba taip daug maž augdavo vidutiniškai po procentą per metus, o jau paskui nuo 820 iki 19 amžiaus pabaigos augdavo jau po 3,5% per metus. Tai tokie dalykai viską paspartino ir be abejo mokslo plėtra ir technologijų plėtra. Tačiau formaliai turbūt galima būtų laikyti pradžią tos pirmosios globalizacijos, pirmosios šitų naujųjų amžių globalizacijos, tai 1860 metus, kai buvo pasirašyta jų Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos laisvos prekybos sutartis. Ir tada viskas pavažiavo su pagreičiu, viskas pradėjo vystytis ir turbūt jau simbolinė pradžia tos visiškai globalios eros buvo 1876, kuomet pirmą kartą pasaulio prekybos mugė įvyko ne Europoje, o Jungtinėse valstijose. Tuomet prie tos jau Europos globalizacijos prisijungė ir Jungtinės valstijos ir tai buvo Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracijos šimtmetis 1876 pasaulio prekybos mugė Filadelfijoje. Filadelfija reikšmingas ir svarbus Jungtinių valstijų miestas istorijoje. Tai miestas, kur pasirašyta nepriklausomybės deklaracija, kur įkuriant Vašingtoną dar buvo ir faktinė sostinė Jungtinių valstijų iki 1800-ųjų. Ir iš tikrųjų tas miestas, jis turbūt vėlgi dabartinėme globalizacijos kontekste, jau šitos naujausios besibaiginėjančios, irgi charakteringas miestas tuo, kaip jis buvo sunaikintas. Ir vėlgi apie tai pakalbėsime gal kiek vėliau. Bet dabar pereinam prie to, kaip sužlugo ta pirmoji globalizacija. Na tai be abejo visi tie geri dalykai baigėsi su pirmoju pasauliniu karu, nes prasidėjus karui šalis savaime suprantama norėjo spausdinti daug pinigų ir negalėjo tų naujai spausdinimų pinigų padengti auksu. Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui buvo bandymų sugrįžti prie buvusios globalizacijos ir prie aukso standarto, tačiau tos pastangos nebuvo labai sėkmingos, o prasidėjo ir didžioji depresija. Na, iš tų pastangų, kurios kažkiek tai buvo materializuotos, tai buvo Winstono Churchillio dar inicijuotas 1925 metų Didžiosios Britanijos grįžimas prie aukso standarto, tačiau jis tęsiasi vos iki 31 metų, tai yra, kai įsibėgėjo didžioji depresija. Jungtinės valstijos išsilaikė kiek ilgiau, iki 1933 metų ir aukso standartą ten faktiškai užbaigė prezidentas legendinis Franklinas Rooseveltas, kuris dar kartu ir konfiskavo auksą iš gyventojų. Bet kuriuo atveju galima sakyti, kad pirmojo pasaulinio karo metu sugriuvusi pirmoji globalizacija taip ir nebuvo atkurta iki pat antrojo pasaulinio karo pabaigos. Besibaiginėjant karui 1944 metais sukurta Bretton Woods sistema veikia gana sėkmingai keletą dešimtmečių, nors nepatenkintų ir buvo, ir jinai pradėjo smarkiai griuvinėti
1971 metais ir jos griuvimu labiausiai kaltinamas yra, žinoma, JAV prezidentas Richardas Nixonas, bet čia vėlgi yra niuansų. Čia galima pasakyti ir tai, kad, europiečiai apskritai mėgsta amerikiečius kaltinti visom nuodėmėm ir visais būtais ir nebūtais visokiais nusikaltimais ir Richardas Nixonas, kaip ir po jo sekė Ronaldas Reiganas, ar abu Bušai, ar ypatingai oranžinis jūsų mylimas, visada buvo laikomi ypač barbariškais europiečiai ir visi kiti visada labiau mėgdavo demokratų prezidentus, čia irgi šitą reikia pažymėti, bet Richardas Nixonas, kol nebuvo Reigano ir kol nebuvo Trumpo, Richardas Nixonas buvo laikomas viso blogio įsikūnimu ir skaitoma, kad jo sprendimas sustabdyti konvertavimą aukso į dolerį nustatytų kursų pabaigė Bretton Woodso sistemą ir tą antrąją globalizaciją, taip vadinamą, nors šitoje vietoje reiktų pasakyti, kad buvo tam labai aiškių priežasčių ir vienos svarbiausių iš jų buvo tai, kad prancūzai labai protestavo prieš tą sistemą ir kitos Europos šalis de facto sabotavo tą sistemą ir reikalavo pasimti savo auksą ir buvo sustabdžiusios, tarkim, vakarų Vokietija konvertavimą į dolerį, tai iš tikrųjų tų priežasčių sugriūti Bretton Woodsui buvo daugiau, bet be abejo paskutinius vinis į karstą sukalė Richardas Nixonas 71-aisiais, o jau 73-aisiais prasidėjusi naftos krizė visiškai pribaigė ir antrąją globalizaciją, antrąją moderniųjų laikų globalizaciją, taip pasakykime tiksliau. Ir trečiosios globalizacijos bangos pradžia yra laikoma be abejo Berlyno sienos griuvimas 89 metais ir Sovietų sąjungos griuvimas neužilgo po to ir vėl prasidėjo visi procesai. Kinija, kaip jau žinote, jau kuris laikas tuo metu buvo irgi auganti galia. 95 metais buvo sukurta Pasaulio prekybos organizacija ir kulminacija turbūt viso šitos trečiosios globalizacijos bangos buvo 2001 metų Kinijos priėmimas į Pasaulio prekybos organizaciją. O po tokios istorinės įžangos, jau dabar žinodami, kad tai nebuvo pirmoji globalizacijos pabaiga ir vėlgi nevertėtų čia visko absoliutinti, tai nebus visiška globalizacijos pabaiga, tai bus vėlgi kažkoks eilinis atsitraukimas nuo esamo modelio, subalansavimas, bet, pavadinkime tai kažkokią tai tarpinę pabaigą visuotinės globalizacijos. Bet turbūt svarbiausias klausimas ir visiems įdomiausiams, kodėl? Kodėl čia oranžinis ir jo pakalikai sumanė šitokią siaubingą priemonę, kodėl jie neklauso tų taip įsivaizduojamų protingesnių galvų, nes čia turbūt girdėjote visus tos cipimus, kad čia bereikalo, kad viskas čia ir taip gerai buvo. Nebuvo viskas gerai. Ir aš čia praeitose laidose daug pasakau apie tokius dalykus kaip skolas, kurias ten reikia refinansuoti ir visokius kitokius reikalus. Bet šitie dalykai, jie dar, kaip čia pasakius, dar galima buvo kentėti, galima buvo ir kitaip išspręsti, nedaudžinant viso viešojo sektoriaus ir tiesiog vėlgi daugiau pasiskolinant ir dar kažkiek tą skardinę nuspirt toliau, kad sekančiam administracijom spręst. Tačiau yra toks dalykas, apie kurį Donaldas Trumpas, jo aplinka ir tie žmonės, kurie dabar susibūrė į MAGA judėjimą, apie ką kalbėjo seniai, tai yra desperacija. Ekonominė desperacija, kuri pavirsta ir į realią žmonių kančią. Ir tiems dalykams yra seniai sugalvoti ir skaičiavimo metodai ir, tarkim, yra netgi suformuotas toksai rodiklis kaip po desperacijos mirtis, kuris ten Amerikoje yra skaičiuojamas. Ir šiaip ir kitos šalis skaičiuoja ir Amerika išsiskiria labai aukštų tuo desperacijos mirčių skaičių
skaičiumi ir jeigu pasižiūrėsime į grafikus, tos desperacijos mirtis, jos smarkiai šovė lygiai tuo pat metu, kuomet įsibėgėjo ir tas didžiausias paskutinio globalizacijos etapo paupėjimas, taip pasakykime, o būtent 2001 metų Kinijos priėmimas į pasaulio prekybos organizaciją. Iš tikrųjų, taip dabar retrospektyviai žiūrint, 2001 metai buvo esminiai, nes įvyko tikrai du dalykai smarkiai pakreipę visą istoriją kitą linkme, nes vienas dalykas, visi žinome, buvo rugsėjo 11, kuomet buvo surasti, kaip čia pasakius, nauji priešai, su kuriais reikia kariauti. Ir buvo priimta Kinija į pasaulio prekybos organizaciją ir tas, jeigu uždėsime ant grafiko desperacijos mirčių, smarkiai padidino tą skaičių, bent jau Jungtinėse valstijose. Todėl tikriausiai nieko keisto, kad ir toks populistinis judėjimas, koks yra MAGA, dabartinės JAF administracijos jau praktiškai oficiali ideologija, jisai atmetė visus tos dalykus, kurie jų manimų ir pakankamai pagristų jų manimų buvo neteisingi tiek JAF užsienio politikoje, tai yra tas intervencionizmas ir tie karai nesibaigiantis, tiek ir vidaus politika, tai yra pramonės outsourcinimas ir iš to sekančios blogybės. Ir dabar, paaiškinant, kas yra tos desperacijos mirtis, tai jos skaičiuojamos labai aiškiai iš principo iš 3 kategorijų. Savižudybės, mirtis su alkoholizmu susijusių kepenų ligų ir narkotikai perdozavimas, šitokios mirtis. Ir tas skaičius, jis daugelį dešimtmečių kitos įrodavo kažkur 20-25 tokios mirtis 100 000 gyventojų ir paskui nuo 2001, kaip tik nuo Kinijos tapimo pasaulio prekybos organizacijos nare ir nuo to sekusios dar spartesnės deindustrializacijos ir išteistų apleistų regionų, tos mirtis šovė ir iki 50 ir dabar Jungtinėse valstijose yra gerokai virš 50 tokių mirčių ir taip Jungtinės valstijos čia gerokai vis dėlto išsiskiria iš viso likusio išsivysčiusio pasaulio, nes ten Europoje vis tiek tie skaičiai palyginant yra, tarkim, Šiaurės Europoje 15-20, kitur Europoje ten gal 20-25, tai yra tas toksai normalus lygis. Ir Amerika tikrai smarkiai kartais išsiskiria ir čia be abejo susiję ne tik su ta ekonominė deindustrializacija, bet aišku ir su tokiais dalykais, kad Amerikoje ryšim su labai laisva ten atlaisvinta imigracijos politika ir ta pasiūla labai padaugėjo ir paklausa padaugėjo ir paskui jau, kai demokratai atleido visą nusikalstamumą ir kovą su narkotikų platinimu, tai viskas susiliejo į vieną tokį faktorių, kad įsigyti narkotikų tapo pigu, lengva, bet kur ir bet kaip ir praktiškai be jokios rizikos ir dėl to, tarkim, aš atminėjau tą istorinį JAV miestą Filadelfiją, miestą, kuriame pasirašyta JAV nepriklausomybės deklaracija. Tai Filadelfija paskutiniais dešimtmečiais pavirto tiesiog atskiri rajonai pavirto tiesiog atvirų narkotikų turgumi ir tokie apokaliptiniai vaizdai, kurių galima susirasti YouTube, ar Twitteryje, ar TikTok'e, ar kur nori, kur tiesiog važiuoja žmonės po, tarkim, tą Kensingtono rajoną Filadelfijoje ir ten tiesiog tūkstančiai žmonių vaikšto kaip zombiai, apduja, voliojasi, gyvena palapinėse. Tikrai apokaliptiniai vaizdai, aš ten labai jų nerekomenduočiau, bet jų galima susirasti sočiai, tas tebevyksta po šiai dienai, ir nors ir kiekviena municipalinė ir federalinė valdžia kažką žada daryti, bet tie dalykai privedė iš tikrųjų prie tokių vaizdų, kurių jau negalima nematyti ir jie bado akis ir tie žmonės, kurie dabar yra valdžioje, JAF administracija, jie vis dėlto
tą magą judėjimo dvasią, kuri kilo, iš tikro toks populistinis judėjimas kilęs tiesiog iš protesto prieš daugą, bet labiausiai vis dėlto turbūt atkreipė dėmesį, kad reikia mažinti tą sisteminį skurdą, nes tas mirtis iš desperacijos, narkotikų visą plitimą, tokius dalykus, kurie yra išsprendžiami, bet viskas prasideda nuo ekonomikos, nuo to, kad daug žmonių, ir čia vėlgi yra įrodyta tyrimais, kad daugybė žmonių, kurie miršta tom desperacijos mirtim, tai yra tie žmonės, kurie gyveno kažkokiuose industriniuose miestuose, industriniuose rajonuose ir kurie deindustrializuojantis prarado darbus ir žinote, visi tie pasakymai, kad learn to code ar panašus, kažkur persikvalifikuokit, kažką kitą darykit, tai lengva pasakyti, bet ne taip lengva tiem žmonėms iš tą padaryti ir daugelis žmonių praradę viltį, praradę savigarbą, praradę viską, pasuka pačiais blogiausiais keliais ir tą matome tokiuose miestuose kaip Filadelfija, bet tai tokių rajonų galima praktiškai visose didžiosiuose JAV didmiesčiuose surasti ir ypač ten, kur buvo anksčiau pramoniniai be abejo miestai. Ir būtent tai yra viena iš tų priežasčių, kad JAV valdžia, nors matydama visai neblogus, tarkim, BVP skaičius, palyginus su lygusiu pasauliu ir panašiai, tačiau pasižiūrėjus visus istorinius duomenis nuo pat pokario laikų, iki dabar labai aiškiai paaiškėja, kad kažkur tai nuo 7-8 dešimtmečio labai išsiskiria pajamų augimas ir jų pasiskirstimas tarp įvairių visuomenės demografinių grupių. Ir netgi komiškai auga pačių turtingiausių pajamos, tai yra to aukščiausio 1%, tai yra turtingiausio 1%, apie kuriuos anksčiau kalbėdavo tik kairieji, bet dabar, kaip matome, kalba ir JAV dešinieji. Taipogi kažkiek auga ir likę, arčiau turtingųjų, tą aukštesnę vidurinę klasę, jų pajamos taipogi pakankamai nuosekliai auga. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, kažkiek geriau laikosi ir patys neturtingiausi, apatinis nei 20%, taip pavadinkime. Tačiau kas labiausiai nukenčia, tai ta tikroji vidurinė klasė, tie 60%, kurie nėra nei turtingiausi, nei skurdžiausi. Šitų žmonių ir ypač dar iš šitų 60% tos apatinė dalis, jie labai smarkiai kenčia nuo globalizacijos ir akivaizdu kodėl. Ir iždo sekretorius dabar turbūt svarbiausia persona, kuri leidžiama į visas žinias, jis irgi kartoja, kad aš galėjau daryti tą patį, kas ir anksčiau daroma, aš galėjau tiesiog skolintis toliau ir nieko nedaryti, bet mums reikia struktūriškai spręsti tą problemą ir čia yra leitmotyvas nuo paties Oranžinio iki visų kitų jo administracijos pareigūnų. Šitą problemą reikia spręsti, reikia sugrąžinti pramonę, nes dar pridėkime ir tai, kad robotizacija, dirbtinis intelektas vis daugiau ir daugiau atims dar tokių darbų, kuriuos dirba šitie, kaip vadiname, blue collar, tai yra tie darbuotojai, kurie dirba rankomis ir vis mažiau tokių darbų bus. Ir tie žmonės, netgi jeigu priėmus kažkokius kitokius ekonominius modelius, kad universalias bazinės pajamas, visiems dalinti pinigus. Kai žmogus praranda darbą, jis netenka ne tik tai pajamų, bet ir savigarbos jausmo ir kažkokio tikslo jausmo ir dėl to iš tikro stabilę visuomenę išlaikyti deindustrializuotą dar niekas tikriausiai nesugalvojo. Dėl to bent jau šitos administracijos nuomonė reikia smarkiai ir skubiai reindustrializuotis ir bet kokią kainą ir visi tie ekonomikos sektoriai kaip big techas ir visos paslaugų ar finansų ar prekybos įmonės, jos prisitaikys prie prekybos karų, prie visko prisitaikys. Reikia susigrąžinti pramonę. Pakalbėjom šiek tiek apie istoriją, pakalbėjom šiek tiek, kodėl tėtušis šito nori, apie priežastis. Dabar pabandom pasvarstyti,
labai lengvoj formoj, ar vertėjo su šito prasidėti. Nes tikriausiai buvo galima, kaip jau ir minėjau, kažkaip išvengti tokio drastiško posūkio, ar pasiteisins. Ir čia, žinote, skirtingai nuo to, ką transliuoja visi visažiniai, nieks nežino. Nes, kaip jau ir minėjau, tokių jau dabartiniai istorijai būta periodų, kai globalizacija sustojo, kažkiek buvo užstabdyta, bet tarp visų jų yra skirtumai, tarkim, karai, kaip pirmasis ar antrasis pasaulinis karas, ir su to susiję dalykai. Na, dabar mes neturime pasaulinio karo. Ukrainos vis dėlto karas nėra pasaulinis. Ir taipogi nėra to, kas sugriovė Bretton Woodso šitą antrąją globalizaciją. Tai pavadinkime, tai yra, ją sugriovė vis dėlto spaudimas labiau iš Europos partnerių Jungtinėms valstijoms negu vidinis noras tą padaryti. Tai čia šita trečiosios globalizacijos pabaiga, jinai jau yra be jokios abejonės Jungtinių valstijų iniciatyva daroma, Donaldo Trumpo, ir ar jinai pasiteisins, dar kartą pasakysiu, nežino niekas. Čia yra didžiulis gamblas, didžiulis žaidimas, didžiulė rizika, high risk, high reward. Ir dabar akivaizdu, kad Donaldas Trumpas šitą administraciją ant šito pastatė viską, čia yra jų pagrindinis ideologinis dalykas. Akivaizdu, kad jie ir kažkiek nerimauja, dėl to tas pats iždo sekretorius dabar siuntinėjimas visur raminti dėl visų dalykų, ypač dėl to, kas dedasi biržose, apie tai vėliau pakalbėsim, bet jis irgi sugalvojo savo catchphrase, tai tokį, kad Mag 7 problem is not a MAGA problem, suprask, tų didžiųjų technologijų kompanijų akcijų intensyvus kritimas, tai dar nereiškia, kad tai skauda plačiai populiacijai labai smarkiai. Čia galima diskutuoti. Iš tikrųjų, aš nepasakysiu, aš irgi pats atsakymo neturiu. Ir čia, aišku, mūsų Atlanto pusėje girdisi labai daug žviegimo, jo girdisi ir anoje Atlanto pusėje, bet vėlgi prisiminkime, šita sistema, jinai žymiai praturtina tuos už Atlanto, bent jau žiūrint, smarkiai praturtino tą labiausiai turtingiausią klasę. Tai akivaizdu, kad yra interesų daug pažeista ir daug žmonių piktai reaguoja. Taipogi, aišku, visi ten tie žingsniai, tas visas teatrališkas metodas, kaip tai buvo padaryta, tai be abejo, kai kurie memai labai tikslus, ar iš to buvo šau daryti, neaišku, bet Donaldas Trumpas akivaizdu, jis akivaizdžiai siekia šito tikslo visą savo gyvenimą. Šito galima irgi susirasti daugybę jo interviu 40 metų ir 30 metų senumo, kuris sako tą patį, kad reikia saugot savo gamybą, įvest tarifus ir visus nuštrafuot. Tai sakykit, ką norit apie oranžinį, bet jis nuosekliai labai siekia šito tikslo ir jis, turėjo pabandyti padaryti ir pasižiūrėsim, kaip tai suveiks, ar tai iš tikrųjų sugrąžins gamybą. Čia jie dabar iš karto jau mojuoja kovo mėnesio darbo duomenimis, kurie yra netikėtai geri, bet jie be abejo neįvertina šito kelių dienų senumo įvykių ir šito viso šou su tarifais. Ta pati formulė, čia irgi galima irgi juoktis, jinai pati yra paimtas paprasčiausias sprendimas ir Donaldas Trumpas jis net nesitaiko į kažkokius tai, kaip jis kalba, teisingumo principus, o jis tiesiog žiūri, su kuria šalim koks yra prekybos balansas ir iš tikrųjų labiau reiktų vertinti tai, kaip pasiūlymą Donaldo Trumpo chebra ateinam ir deramės. Kiekvienas atskirai, kiekvienas už save ir tas sklinda ne tik iš Donaldo Trumpo, bet ir iš visų galų. Net tai, kad čia yra galutinis sprendimas, čia yra pasiūlymas visiems derėtis, Jungtinės valstijos nori su kiekvienu atskirai išsiaiškinti prekybos balanso klausimus.
ir visa tai yra deryboms atviras klausimas. Tai tiek, žinokit, iš tikrųjų nevertėtų čia nei kažko tai labai laidotis, nei kažko labai tai džiaugtis. Taip, čia yra didžiulis pokytis pasaulio ekonomikai ir mus palies, ES palies ir čia dabar dideli klausimai, be abejo yra norinčių griežčiau smūgiuoti ir ypač į tą JAV didžiųjų technologijų sektorių ir be abejo ta akcijų rinkų reakcija, jinai kaip ir galima buvo nuspėti, yra drastiška, bet apie tai dar pakalbėsime sekančiame segmente. Ir šioje vietoje didžiulę reikšmę ir didžiulį svorį įgauna ir didžiulį spaudimą patiria Italijos premjerė Meloni, kurios draugystė su Trumpu ir su Musku šioje vietoje pasirodo yra labai vertinga ir gali ją išnaudoti ir amerikiečių pusė ir tikriausiai Meloni yra viliojama ir kokiomis nors nuolaidomis, nes kiti didžiųjų Europos Sąjungos šalių, ypač lyderiai, svarsto ištraukti jau sunkiuosius ginklus ir smogti didžiųjų JAV technologijų sektorių. Ir iš tikrųjų aš tai manau, kad neduok Dieve, nes tai gali tikrai smarkiai eskaluoti situaciją, tačiau pagyvensim, pamatysim. Kitas akivaizdus dalykas, oranžinis šiuo metu labai nesubtiliai, labai savo stiliuje visokiojopai bando gvaltafot Fedo vadovą Jeromą Powellą mažinti palūkanų normas. Kada tai įvyks, sunku pasakyti, bet tikriausiai Jeromas Powellas šiek tiek pasilaužys ir bus privertas nusileisti. Bent jau žinant oranžinio užsispyrimą galima būtų tai spėti. Aš nežinau, aš nepasakysiu, ar tai pasiteisins ar ne, bet Donaldas Trumpas prieš save asmeniškai ir prieš savo pagrindinę savo rinkėjų bazės dalį, bent jau aktyviausią, jis buvo skolingas. Jis tikrai nedviprasmiškai kalbėjo, kad gražiausias žodis anglų kalboje yra tarifai ir aš apsaugosiu ir aš reindustrializuosiu Ameriką, ir išspręsiu prekybos balansų klausimus, tos kurie ne jav naudai, ir panašu, kad jis bando tai daryti. Ir, kaip čia pasakius, dar kartą, visi čia visažiniai žino, kad jis daro blogai, bet pasižiūrėsim, čia tik laikas parodys, nes kol kas dar nieks nieko negali pasakyti. Labai gali būti, kad tai kažkuriuo laipsniu ir suveiks. Jie, pavyzdžiui, skaičiuoja, kad turėtų bent per pirmus metus tie tarifai atnešti nuo 3 iki 600 milijardų dolerių papildomų pajamų į JAV biudžetą. Žiūrėsim.